kaip jau minėjo Saulius Urbanas ir teko dalyvauti daugelį veiklų nuo Struvės geodezinio lanko pripažinimo UNESCO paveldo objektu. Tai prieš pereinant prie storių pažintinio tako, tiesiog noriu perbėgti per kelias skaidres ir priminti, kas tas Struvės geodezinis lankas, kaip jį reikėtų suprasti ir kuo mes Lietuvoje galėtumėm didžiuotis, kalbant apie Struvės geodezinio lanko patį objektą. Tai pirma, tai ką norėjosi akcentuoti, tai yra milžiniškas projektas, kuris buvo realizuotas 1816-1855 metais. Šitie metai tai įtraukiant tiek ir visą lanko įrengimo istoriją, tiek ir vėlesnė, tai yra ataskaitos pristatymo darbus, nes pats Struvės geodezinio lanko įrengimas truko iki 52 metų. Tai iš tiesų šio gigantiško projekto metu, kuris buvo įgyvendintas per 5 etapus, buvo įrengta tokia ilga grandinė palei 26 laipsnių dienovidinį. Tai sujungiant tokius trikampius į vieną grandinę ir šita grandinė buvo labai tiksliai išmatuota, o visas tas darbas buvo darytas tam, kad galima būtų kaip galima tiksliau paskaičiuoti Žemės rutulio formą ir dydį. Tai yra forma, kaip jinai kreivėja, iš tiesų, einant nuo pusiaujo į šiaurės ašigalį ir koks yra iš tikrųjų tas mūsų Žemės rutulys. Tai aš kaip pasakoju jaunesnei auditorijai, kaip pasakoju vaikams, pavyzdžiui, apie Struvės geodezinį lanką, tai duodu tokį palyginimą, kad įsivaizduokite patį didžiausią, kiek tai galite įsivaizduoti arbūzą ir pačią mažiausią, kiek galite įsivaizduoti skruzdėlę. Ir tas skruzdėlė ropoja po to arbūzą ir bando suprasti, kokio dydžio ir kokios formos tas arbūzas yra. Tai maždaug taip turėtumėm suvokti ir šių mokslininkų vykdytą veiklą, kad ta mažutė žmogeliukas, jisai bando suvokti ir apskaičiuoti labai tiksliai, kokia yra mūsų Žemės forma ir dydis. Tai pagal jau tuo metu išsivysčiusias technologijas buvo suprojektuota taip, kad vykdomi lanko matavimai trianguliacinėmis grandinėmis, tai yra trikampiais. Ir tuo metu, kai vyko šie įrengimo darbai, tai buvo 2 valstybės, kuriuose dabar 10 valstybių yra išsidriekę šitas lankas. Tuo metu tai buvo carinės Rusijos teritorija ir Švedijos, Norvegijos karalystė. Tai buvo tik tai 2 valstybės. Dabar, aišku, yra kitaip, yra per 10 valstybių driekėsi šitas lankas ir jis yra 2822 km ilgio, jeigu pagal ilgį, yra pats pasaulyje didžiausias išmatuotas lankas Žemės rutulyje. Užima, kaip matote, beveik ketvirtadalį Žemės rutulio, tai yra tęsiasi nuo Juodosios jūros iki Šiaurės jūros. Ir mes Lietuvoje tai galime didžiuotis tuo, kad pati lanko idėja iš tiesų kilo iš Lietuvos. Ir nors Lietuvoje pats profesorius Struvė nematavo ir nesilankė, iniciatorius Struvės geodezinio lanko buvo estų kilmės Rusijos armijos karininkas Karlas Friedrichas Teneris, kuris vykdydamas taip vadinamą Vilniaus gubernijos trianguliaciją iš tiesų pastebėjo, kad dalinė ta trianguliacinė grandinė, čia raudonai parodyta ekrano apatinėje pusėje, iš tiesų eina palei Vilniaus dienovidinį ir tas Vilniaus dienovidinis iš tiesų iš dalies sutampa su Tartu dienovidiniu. Tuo metu Tartu buvo vadinamas Dorpatas miestas, kur profesorius Struvė irgi atlikinėjo panašią trianguliaciją jau Estijos dabartinės ir Latvijos teritorijų. Ir jisai iš tiesų Teneris pasiūlė susijęti savo matavimus su Struvės matavimus palei tą patį dienovidinį 26 laipsnių ir tokiu būdu suformuoti bazinę Struvės geodezinio lanko grandinės dalį. O jau tada iniciatyvos ėmėsi profesorius Struvė, kuris buvo įtakingesnis jau asmuo, žinomas profesorius, žinomas astronomas.
tai jo vaizdą čia vat matome, kuris ėmėsi iniciatyvos ir jau bendravo su caru tiesiogiai, pristatęs šitą projektą ir prašė finansavimo. Ir carinio iš principo finansavimo metu vykdomi buvo įrengimo darbai lanko ir tikslus matavimai. Tai kodėl dabar aš ilgai neapsistosiu prie Struvė, bet jis buvo tas, kuris pristatė po to rezultatus geodezinio lanko, pristatė žemės modelio skaičiavimus, tai ir jam teko iš tiesų ir didžiausia garbė dėl šito projekto įgyvendinimo, nežiūrint į tai, kad prieš tai mano minėtas Teneris atliko didžiumą visų matavimų Struvės geodezinio lanko įrengimo prasme, bet aišku, kaip pasakyti, kas pristato rezultatus, tas ir turbūt daugiausia garbės pelnosi. Šitas lankas iš tiesų buvo labai svarbus tame, kad tai buvo milžiniškas irgi mokslo proveržis tuo metu. Tai yra 19 amžiuje, pakankamai sunkus laikai buvo. Šitiems matavimams, šitai technologijai, kuri buvo naudojama, būtent tai buvo atliekami 3 tipų matavimai. Tai yra kampų viršūnių matavimai tarp įrengtų atraminių taškų. Tai visų pirma, įrengiamas stabilus centro taškas vietovėje, įsitvirtinamas ten Lietuvoje, tai akmenų, sujungiami kalkių skiedinių akmenų krūva ir vienam akmenyje išgręžiama skylutė, įpilama švino markutė ir ten įbrėžiamas kryželis, kuris ir yra, taip sakant, tas pats tiksliausias taškas, nuo kurio turėtų būti matuojama. Tai ir tie matavimai buvo taip įrengiami taškų grandinė ir tarp jų matuojami kampai bei bazinės linijos. Bazinė linija tai viena kraštinė kažkuri tai grandinėje pamatuojama ir pagal sinusų teoremą, kai turite išmatuotus kampus, galite apskaičiuoti visas trikampio kraštinės. Tai va čia tas principas buvo sekamas. Tai todėl buvo matuojami kampai, buvo matuojami linijų ilgiai labai tiksliai ir buvo atliekami astronominiai matavimai, tai įrengiamos observatorijos ir pagal dangaus kūnus nustatomos platumos šitų taškų bei astronominės kryptis ir astronominiai azimutai ir astronominės kryptis į gretimuosius taškus, tam, kad galima būtų suprojektuoti, kaip taškai išsidėsto plokštumoje žvaigždžių atžvilgiu. Ir kas labai buvo svarbu, kad šitai veiklai buvo specialiai kuriami instrumentai, vadinami Verniero tipo teodolitai. Tai jie buvo užsakomi Vokietijoje, Šveicarijoje, Švedijoje buvo gaminti vėliau, kai jau matavimai persikėlė į Skandinavijos pusę. Tai kaip matote, čia kai kurios nuotraukos, kai kurių prietaisų, kurie dar išlikę. Tai tuo metu irgi tai buvo ženklus technologinis proveržis ir kas labai yra svarbu, kad vykdant ekspedicijas, tie vedantieji jau vadovai, tai ir Teneris, ir Struvė, jie visada sukviesdavo pačius gabiausius vietos mokslininkus ir pasiūlydavo dirbti kartu su jais, būtent nustatant šito lanko parametrus. Tai tokiu būdu Lietuvos, pavyzdžiui, Vilniaus universitetas labai smarkiai pakėlė kvalifikaciją ir tokie po to žinomi profesoriai kaip Chocka ir Vasiliauskas ir kiti, tai jie po to tapo ženkliai, kaip pasakyti, gilesnių žinių apie astronomiją, apie geodeziją ir tuo pačiu, aišku, pakėlė ir universiteto lygį ir universitetas ilgai naudojasi Nemėžio observatorija, kuri buvo įrengta kaip laikina observatorija, naudojo kaip universiteto irgi tam tikrą kosminių tyrimų elementą. Tai dabar jisai neišliko dėja, nebeturim tos observatorijos. Ir vėlgi čia aš nesikartosiu, aišku, patys centrai, šitie stabilus, jie buvo įrenginėjami įvairiai. Tai jeigu Skandinavijos šalyse, kur yra akmens pagrindas, tai paprasčiausiai tiesiog buvo iškalami kryželiai akmenyje. Tai tuo tarpu mūsų platumose, kur gruntas nestabilus, tai buvo, kaip jau minėjau, surenkami akmenys ir jie sutvirtinami. Čia jau, aišku, arba įtvirtinamos dar yra variniai centrai, tai kai kurie taškai buvo atliekami irgi
matavimai iš bažnyčių. Tai va, dviejos bažnyčios papuolusios yra į grandinę, tai iš bažnyčių varpinių buvo atliekami matavimai, o pats centras jau nukeltas į žemę. Tai yra ant žeminio pagrindo ir vat, įrengtos tokios metalinės irgi markutės. Ir kas labai svarbu, kad aišku reikėjo tarptų taškų atskirų grandinių, kurie buvo panašiai apie 30, vidutiniškai apie 30-35 km atstumu, bet ilgiausias buvo 80 km atstumas. Tai buvo statomi mediniai bokštai ir iš bokštų centruojama į jau ant žemės įrengtą tą pagrindo tašką. Ir nuo bokšto viršūnių naktimis matavimai buvo daromi, uždegamis lempos kitose bokštuose ir atitinkamai buvo matuojami tuomet atstumai vizuojant su optiniais prietaisais iš vieno bokšto į kitą bokštą. Tai Lietuvoje šitie bokštai nebuvo labai aukšti, mes daugumą vietovių tai buvo be medžių, kur reikėdavo virš medžių išsikelti, tai vidutiniškai matė apie 19 metrų bokšto aukštas buvo. Bet Skandinavijos ekspedicijų metu bokštai siekia iki 50 metrų ir miškingose vietovėse tam, kad galima būtų jau įžiūrėti iš vieno į kitą pakankamai gerai. Dienos metu praktiškai nebuvo galimybės išmatuoti, nes tiesiog nesimatydavo. Tai, kaip jau minėjau, visada matavimai vyko naktimis. O astronominiai matavimai, astronominis azimtas reikėdavo nuimti tokiu būdu, kad keliose vietose vienu metu reikėdavo atskaityti nuo žvaigždžių, žodžiu, pagal esamas padėtis, vizavimą atlikti. Ir vietoje racijos, kurių, aišku, dabar mes laisvai naudojamės mobiliais telefonais, 19 amžiui sprogdindavo parako statines, kad keliuose taškuose išgirstų vienu metu tą garsinį signalą ir tada nuimtų atžymą. Žodžiu, visa ta technologija matavimo irgi buvo vietiniams pakankamai mistiškai suvokiama ir, aišku, daug kas nesuprato, kas čia vyksta. Žmonės stato kažkokias konstrukcijas, naktimis lipa, kažką ten daro, sprogdino statines su paraku. Tai visokių šitos ekspedicijos apaugę buvo ir visokiom mistinėmis istorijomis vietinių gyventojų lūpomis, kad ten ir velniai meldėsi ir kitaip, bet aišku, niekas nedrįso trukdyti dalinai kariškom šitom ekspedicijoms, nes vis tiek buvo derinama su kariškiais, buvo saugoma, žmonės, kurie matavo, buvo įtakingi, turtingi ir, aišku, vietiniai gyventojai nedrįso ten kažką tai prieštarauti, kas ten buvo daroma. Bet pati ambicija buvo labai didi ir, kaip sakoma, tuo metu kažkas badavo, kažkas bandė žemę pamatuoti. Tai labai, aišku, įdomus buvo atstumų matavimai, tai jie matuojami būdavo bazėse, taip vadinamuose. Tai čia jūs matote nuotrauką iš vienos bazės matavimų. Matavimas vykdavo taip, kad įrengimas buvo lovys medinėme pagrinde, tai yra pasiruošimas vykdavo iš anksto, ištrasuojama matuojamąją liniją. Statomi ožiai tokie, kaip čia nuotraukoje matome, ant jų guldomas lovys medinis ir į tuos lovius būdavo dedamos metalinės sijos. Viena su kita jungiamos sijos, jos iškomparuotos, būdavo išmatuotos iš anksto. Bet, aišku, dar papildomai buvo daromas įvertis dėl temperatūros, tai būdavo matuojama ir temperatūra, o sujungimas tarp sijų buvo matuojamas komparuota geležinė ruletė su geležinė liniuotė su didinamuoju stiklu. Tai tas atstumas, kur sujungiamos dvi metalinės sijos, būdavo iki 0,1 milimetro dalies nustatomas atstumas ir tokiu būdu vėl keliamas ožys į priekį, vėl perkeliamas lovys, vėl perkeliama, sakykime, ta metalinė sija ir toliau taip tęsiamas matavimas. Tai populiariai kalbant, iš tiesų matuota buvo per daugelį kartų ir visi matavimai praktiškai vyko keliais. Tai tas atstumas, kurį reikėdavo labai tiksliai išmatuoti, jisai buvo ypatingai sudėtingas ir Lietuvoje mes galime vėlgi didžiuotis, kad ilgiausia bazė visoje grandinėje, tai yra Pandėlio bazė, buvo 11,5 km ir tai
kaip įsivaizduokite, keliais praeiti 11,5 km, aišku, ištrasuoti, kad lygiai būtų šitie ožiai sustatyti, tai buvo iš tikrųjų labai sunkus darbas ir pasiektas neįtikėtinai aukštas 3 mm paklaidos kilometrui tikslumas. Tai čia irgi toks labai ypatingas elementas strūvės geodezinio lanko matavimas. Ir kampai iš tiesų, kaip jau sakiau, užsakytais prietaisais ir nuolat tobulinamais prietaisais, jie buvo labai tiksliai pamatuoti kaip to meto tikslumui. Ir vėlgi, kaip matote, pasiektos kampų matavimo paklaidos yra mažesnės negu 1 sekundė, tai yra sekundžių dalys, kuomet suklysta buvo. Ir kuomet pabaigti buvo strūvės geodezinio lanko matavimai, toks žinomas profesorius Beselis buvo apskaičiavęs pagal strūvę matavimus Žemės elipsoido parametrus, kurie iš tiesų naudoti tiek Žemės reformoje, tiek visuose žemėlapiuose daugiau nei 100 metų iki to laiko, kuomet atsirado kosminiai palydoviniai metodai, kuomet mes Žemę dabar galime matuoti tiksliau, gaunant signalus iš palydovų. Ir Beselis, tarp kitko, atliko dar ir kontrolinius matavimus, iš tiesų, nes negalėjo patikėti, kad tokio aukšto tikslumu strūvės geodezinis lankas buvo išmatuotas, tai visi kontroliniai matavimai iš tiesų neviršijo 15 cm nesutapimų, tai yra nesąryšių. Tai tik patvirtino, kad tas tikslumas iš tiesų buvo toks aukštas pasiektas. Lietuvoje mes turime 18 viso punktų strūvės geodezinio lanko, čia matote grandinę, kaip eina Lietuvos teritorijoje. Ir tarp šalių buvo pasiektas sustarimas, kad ne visus punktus, ne visus 250 tų punktų reikėtų įamžinti, nes tai yra lėšos, tai yra išlaidos, o buvo pasirinkta tam tikra punktų kvota, kuria reprezentuojama būtų visas lankas, bet pats objektas yra būtent absoliučiai visas lankas. Tai Lietuvai iš tos sulygtos kvotos gavosi 3 punktai, kurie turėjo būti įamžinti UNESCO ženklais. Tai tie 3 punktai, 2 yra prie Vilniaus, tai yra Meškonis ir Paliepiukai, o 1 punktas yra prie Rokiškio, tai yra Gireišių vadinamas punktas. Ir tuose punktuose, kaip matote, buvo pastatytos monolitiniai ženklai su UNESCO jau atributika, kur trumpai aprašyta, kas tai per objektai, o pats punktas jisai aptvertas tvorele ir centras saugomas valstybės. Tai Lietuvoje tokia jau situacija yra, kad visi šitie 18 punktų iš tiesų buvo eksploatuojami nuo 19 amžiaus toliau Lietuvoje kaip geodezinio pagrindo punktai ir daugelėme iš jų toliau vyksta ir geodezinio pagrindo matavimai. Tai yra aukštojo tikslumo matavimai, kurie po to naudojami jau mūsų visuose žemėlapiuose, inžinerijoje, vietovės tikslumo charakteristikose ir kitose veiklose. Čia gal prabėgsiu greičiau. Patys punktai, aišku, neišliko pas mus jau tų originaliųjų nei bokštų, nes jie visi buvo nuversti, keitėsi matavimo metodai, reikėjo turėti dangaus skliautą virš savęs, kad galima būtų toliau matuoti. O centrai buvo irgi išardyti ir perstatyti į naujoviškesnius centrus. Tai ir carinės Rusijos 20 amžiaus pradžioje iniciatyva buvo perstatyti punktai ir po to nepriklausomos Lietuvos buvo perstatyti punktai ir vėl po to sovietmečių vėl buvo kai kurie punktai perstatyti. Tai dabartinė punktų konstrukcija yra tokia, kad jinai kaip galima būtų stabili. Ir Lietuvoje tipiškai punktas įrengiamas yra 3 centrais, kurie įbetonuoti atskirais betoniniais stulpais žemės glūdumoje. Tai yra iki 2 metrų, čia 2,20 m šitoje schemoje parodyta, bet nebūtinai turi būti žemiau įšalo ribos punkto konstrukcija. Ir kaip galima, kad jinai būtų stabili ir nebūtų išjudami nei pašalo, nei kažkokio tai pašalinių tenai jėgų, kaip kad ant traktorius užkabintų ar panašiai. Tai ir, aišku, saugomi valstybės. Pats strūvė geodezinis lankas buvo pripažintas kaip išskirtinos visuotinės vertės, angliškas outstanding universal value vadinamas.
Tai trims kriterijais pagrindiniais. Tai buvo labai tikslus lanko dienovidinio matavimai, kurie leido paskaičiuoti Žemės dydį ir formą. Tai buvo technologinio proveržio elementas, kuomet buvo įrengti patys punktai, observatorijos, parengti matavimo rezultatai, jie prisidėjo prie geodezijos, astronomijos, geografijos mokslo plėtros ir vėlgi ta romantinė vertė, galima būtų sakyti, kad tai yra rezultatas, kaip žmonija domėjosi Žemės rutuliu, jos forma, dydžiu, ir čia siejama su Izoko Newtono teorija, kad vėlgi Žemė nėra taisyklingo rutulio formos ir tą reikėtų suvokti. Įamžinimas buvo atliktas 2005 metais, kaip jau minėjau, tos kvotos buvo paskirstytos ir įvairiose šalyse įrengti UNESCO paveldo objektai. Čia šiek tiek yra medžiagos, kurią galima būtų pasižiūrėti. Aš gal pasidalinsiu skaidrėmis su visais jau po pranešimo, tai jeigu kam bus įdomu, čia pateikiamos nuorodos į įvairią informaciją apie Struvę geodezinį lanką. Taip pat yra parengta monografija Vilniaus Gedimino technikos universiteto, labai įdomi knyga, galima paskaityti. Kita medžiaga, kaip kad videofilmai, yra geoportale pasiekiami duomenys apie Struvės geodezinį lanką, kaip erdviniai duomenys, kuriuos galima naudoti įvairiem nemokamai. Yra parengta, įvairios šalis parengė pašto ženklų serijas su Struvės geodeziniu lanku, tame tarpe ir Lietuvoje mes turime pašto ženklą su Struvės geodeziniu lanku, o čia matė ir Rusijoje buvo, ir Estijoje, Švedijoje yra parengti pašto ženklai. Taip pat yra monetų ir mes Lietuvoje galima didžiuotis, kad turime 20 eurų monetą, tai yra vienintelė euro moneta. Jinai parodyta čia kursorių, bet tokia va moneta iš reverso ir averso. Ir čia matome Struvės geodezinio lanko elementus, pažyminti, kad tai kiek buvo trikampių, koks ilgis buvo atliktas matavimų. Ir kaip matote, įvairiose šalyse tos monetos buvo parengtos. O pačiam šiaurinėme taške ir pačiam pietinėme taške yra pastatyti labai įspūdingi paminklai. Tai šiaurėje Hammersfeste yra paminklas, kurį aplanko kruiziniai laivai ir jis labai gražus, ypač naktį apšviestas. Ukrainos teritorijoje, Stara Nekrasovska, tai yra, kaip matote, toksai juodas šitas tamsus stulpas monolitinis, kuriame irgi aprašyta, kad caras atidarė šitą punktą tuo metu, kai buvo cariniai Rusijai, įvertindamas šitą svarbų indėlį į žmonijos istoriją. Ir Struvė, aišku, turėjo daug idėjų, tai be šito lanko jisai puoselėjo idėją, kad apjuostų lanku iki pat Pietų Afrikos. Tai čia buvo tokie svajos, kurios vis dėlto neįsigyvendino, bet mes džiaugiamės, kad turime objektą, kuris turi savo pradžią, pabaigą, istoriją ir savo charakteristikas. Tai būtų tiek apie Struvės geodezinį lanką ir aš tuomet, taupydamas jūsų laiką, atsidarysiu kitą prezentaciją apie storius. Taip. Tikiuosi matote mano ekraną. Tai, kaip jau Dalia paminėjo, kad mes dirbome kartu su kitais kolegomis įrengiant Storių pažintinį taką netoli Anykščių, tam, kad būtų galima papasakoti istoriją apie Struvės geodezinį lanką, kurį aš jums trumpai pristačiau, bet taip pat, kad galima būtų populiariai parodyti, kaip galima pamatuoti atstumus, kampus, supažindinti tiek ir vaikus, tiek ir suaugusius su ta verte ir tuo įdomumu šito geodezinio lanko, kuris tikrai yra specialus toksai objektas ir buvo suprojektuota prie Storių kaimo 1,2 km ilgio pėsčiųjų takas. Šitas takas buvo įrengtas
pasinaudojant dvynių projektu tarp Lietuvos ir Latvijos. Matote tą Interrego vadinamą programos projektu, šio projekto lėšomis. Ir man irgi teko prisidėti prie tos jau turinio idėjų parengimo, kurias po to realizavo kolegos architektai ir landšafto įrengėjai. Tai mes čia, ką turime šitam take, tiesa, jis buvo atidarytas čia aplinkos ministro ir saugomų teritorijų tarnybos vadovo birželio 22 dieną pernai metų. Ir vyko tokia trumpa ceremonija, bei man teko garbė irgi papasakoti, pravesti tuo taku tokią pirmąją mūsų vizitavimą žmonių. Tai buvo susirinkę daug ir vietinių žmonių paklausyti, kas čia per objektas. Ir ką ten galima rasti, tai galima rasti 6 informacinius stendus šitoje 1,2 km atstumo trasoje. Yra parengtos 3 praktinių užduočių tokios vietos, kur galima pamatuoti atstumus, pamatuoti kampus ir pamatuoti taip pat įvairius objektus Lietuvos kontūre, kuris parengtas masteliu 1/10 000. Tai yra maždaug 20–30 metrų plote. Yra išdėliota Lietuvos pagrindiniai miestai ir sienos kontūrai, bet mes prie to prieisim ir pasižiūrėsite jūs. Buvo parengti tarp kiekvienų iš šitų informacinių stendų audio gidai, tai esant vietoje galima nuskenuoti per hologramą audio gido arba lietuvių arba anglų kalba nuorodą ir einant nuo vieno informacinio stendo arba stovint ir klausant per mobilų telefoną, galima išklausyti tą audio gidų teikiamą pasakojimą lietuvių arba anglų kalba, o praėjus visą taką ir jau sužinojus apie Struvės istoriją, galima dar sužaisti žaidimą ir pasitikrinti žinias testo pagalba, kaip jūs supratote ir ką sužinojote apie Struvės geodezinį lanką. Tai pirma tokia užduočių vieta, tai yra, kuomet žmonės atėję į taką, yra jų prašoma išsimatuoti savo pėdą ir savo žingsnį ir po to sulyginti, atliekant matavimus pėdomis ir žingsniais su kitais matavimų metodais, gan primityviais, bet leidžiančiais gan aiškiai pajausti, kaip skirtingi matavimo metodai veikia atstumų matavimo tikslumą. Tai tam buvo pasitelta, kiek vadinami, matavimas etalonais, kaip čia matote senovinę nuotrauką, kaip anksčiau, kad žemę galbūt matuodavo tokiais 2 metrais. Tai šiuo atveju tokia įrengta, kaip jau minėjau, žingsnio pamatavimo ir pėdos pamatavimo vietos, kuomet užsirašoma tiksliai, kiek čia, kokio ilgio yra pėda ir žingsnis, ir atitinkamai galima pamatuoti atstumą, va čia nuo vieno stulpo iki kito, skirtingais matavimo metodais, žingsniais, pėdomis ir taip pat tuazais, tai yra matavimo vienetais, kuriais matavo Struvė, ir sajenais, tai yra matavimo vienetais, kuriais matuodavo teneris. Ir susilyginti, atlikti tokiu, jeigu atvestumėt klasę mokinių, tai vieni galėtų matuoti vienokiu būdu, kiti kitokiu, ir po to susirašysi į bloknotą pasilyginti, kuriemgi pavyko pasiekti didesnį tikslumą šitos atkarpos ilgio matavime. Kita užduotėlė, kur irgi susijusi su ilgio matavimais, tai pajautimas, kaip keičiasi ilgiai priklausomai nuo žemės kreivumo. Šiuo atveju, kuomet mes matavome Struvės geodezinį lanką ir turime atstumą, kuris eina palei dienovidinį, iš tiesų pagal to atstumo duomenis mes galime išskaičiuoti mūsų žemės dydį, nes fiksuojame atitinkamai platumos komponentus ir pagal astronominius matavimus galime išsiskaičiuoti, koks yra 1 laipsnio kreivumo spindulys ir tokiu būdu išsimatuoti tą laipsnio ilgį ir pagal tai išsiskaičiuoti žemės rutulio dydį. Tai
tam eksperimentui tokiam arba pasižaidimui su žemės kreivumu yra įrengta vieta, kur galima pamatuoti tiesią liniją, va, tuo tiesiu takeliu ir pamatuoti atstumą lenktų vat, tilteliu. Ir susivedus, sakykime, šitas formulės, galima taip privesti prie tokios sąlygos, kad šitas tiltelis tai yra mūsų žemės pusė. Ir vat, apskaičiuoti, sakykime, kaip pakito mūsų žemės dydis, jeigu mes išmatuotumėm įvertinant žemės kreivumą, tai yra kreivąją liniją ir tiesiąją liniją. Tai vat, irgi tokį eksperimentą galima būtų pasidaryti ir pasilyginti vaikų grupėje. Trečias elementas, apie kurį irgi minėjau, tai yra kampų matavimai. Ir čia mes kampų matavimų pasižaidimą arba tą vietą atliekant kampų matavimus turime prie Lietuvos maketo, tai yra, kaip jau minėjau, Lietuvos maketas 1 prie 10 tūkstančių yra išdėliotas tokiomis statinaitėmis vietovėje ir sužymėti tiek pagrindiniai miestai, tiek ir šalies kontūrai. Ir per šitą Lietuvos kontūrą, sakykime, parodysiu maketą, eina Struvės geodezinio lanko pati grandinė. Čia matome, kaip jinai išsidėsčiusi šitą grandinę. Tai jinai įrengta kaip tiltelis toksai su savo labai konkrečiomis charakteristikomis. Tai čia matmenys, kurie yra nurodyti, jie atitinka realius matmenys vietovėje. Taip pat, pavyzdžiui, 337 cm, tai vietovė yra 33 kilometrai ir 700 metrų. Realiai šitas atstumas. Arba čia 495, tai 49 kilometrai šitos stygos realus atstumas vietovėje. Tai čia, aišku, yra sumažinta masteliu ir grįžtant skaidrė prieš tai mano rodyta tokiu primityviu prietaisėliu, kuris yra susietas su limbu, tai yra matavimo skale. Mes galime vizuoti tą prietaisą nuo vieno taško iki kito, kaip kad galim pamatuoti įrengtose bazėse, šitose Struvės geodezinio lanko dalyse, galime pamatuoti tiek ir tarp šitos kampus nurodytos Struvės geodezinio lanko, tiek ir matuoti, pavyzdžiui, kampus tarp kai kurių miestų, į Lietuvos kontūrą vizuojant, nes šitie prietaisėliai, jie sukasi aplink savo ašį laisvai ir jie tiesiogiai susijęti su limbo skale. Ir pagal geodezinius matavimo metodus, skaitant visą tą instrukciją yra pateikta stende prie šito modelio, galima sužinoti, kad geodezijoje matuojama visada iš vienos pusės į kitą, tai kaip šiuo atveju iš dešinės į kairę, šitam makete parodyta, tai paimama atžyma, nustatoma pagal šitoj skalėje, kiek yra laipsnių, minučių, sekundžių, arba čia labiau sekundžių, aišku, sunkiau nustatyti, laipsnių, minučių ir jų dalių, ir atitinkamai po to vizuojant į kitą vietą vėl nustatoma kita skalė, tai yra laipsniai, minutės ir jų dalys, ir tada iš didesnio atimama mažesnis ir gaunamas posūkio kampas. Ir atitinkamai po to vėl matuojama iš kairės į dešinę kartojama. Tai Struvės geodezinio lanko matavimo atžvilgių tokie matavimai su geodeziniais prietaisais buvo atliekami iki 50 kartų, stengiantis išvengti galimos netikslumo klaidos. Tai ir mokiniai gali pasieksperimentuoti, sakykime, daug kartų įsitikinant, kad tikrai pamatavo būtent tokį kampą, ne kitokį. Aišku, jau atliekant tą matavimą ten 5 arba 6 ar 8 kartą, jau vaikui bus nuobodu ir jisai suvoks, kad čia iš tikrųjų yra varginantis darbas, bet prasmė ir yra tame suvokime, kaip iš tiesų tie žmonės tos ekspedicijose atlikinėjo tos matavimus ir kad tai buvo sunkus pakankamai darbas. Ir aišku, vizuoti reikėjo labai tiksliai pagal to meto jau šviesulį, kuris švietė iš kito įrengto bokšto.
Dar, kuomet, jeigu jūs vesite vaikus ir čia, sakykime, kaip galima paįvairinti šitą pasibuvimą, tai labai daugelis moksleivių būtent žaidžia tuos žaidimus, matuoja atstumus tarp vieno miesto ir kito miesto. Nu, kaip kad, pavyzdžiui, mes turime tarp Vilniaus Kauno, tarkime, 100 kilometrų, tai tas atstumas čia yra irgi pagal mastelį, tai vat savo pėdomis, dedant pėdą prie pėdos, žinant tą savo pėdos ilgį, galima pamatuoti tą 10 metrų atstumą, ar tai tikrai 10 metrų, tai vaikas gali įsitikinti savo nuosavais matavimais, kaip kad pamatuoti ir palei ten, sakykime, kiek Lietuvos su Rusijos sienos ilgis galima pamatuoti, irgi tip-topais vadinamais, arba praeiti va šitom vat tiesiog praeiti tom statinaitėmis ir tarp įvairių miestų ir vėlgi tiek pamatuojant atstumus, tiek ir nuo bazinių stočių pamatuojant galima kampus tarp vieno miesto į kitą ir tokiu būdu sužinant, koks yra tarp vienos arba kitos vietos kampas. Pasienio, vat kaip matote, tos statinaitės jos parodytos su tam tikrai su kaiminių šalių vėliavėlėmis, tai va čia vat yra su Rusijos siena, o čia, kur parodyta su Lenkijos valstybės sienos tos visos mūsų statinaitės. Tai galima, kaip sakoma, ir apibėgti tą mūsų Lietuvą palei sienas, įsitikinti, kokia jinai yra 1/10 000. Tada dar tako dalyvių laukia tokia įdomi atrakcija - sulipti į Storių kalną. Storių kalnas vietinių gyventojų buvo žinomas nuo seno kaip aukščiausia vietovės kalva. Tai šiuo atveju čia įrengtas patogus laiptų takas, bet aišku, vis tiek yra tam tikras iššūkis į jį užlipti arba vaikui tai užbėgti greičiausiai ir pasigrožėti tiek ir mišku, tiek ir, sakykime, kalno grožiu. O takas jisai buvo žinomas nuo seno kaip pakankamai tokia įdomi romantinė vieta. Ir istorinis Storių geodezinis ženklas, kuris buvo ant šito kalno ir jisai va šitam trikampyje parodytas, dabar čia išlikęs jo centras yra, tik tai, kad jau nebenaudojamas valstybiniam geodeziniam pagrinde, jau jo centras yra pasislinkęs, nepakankamo tikslumo, tai šiandieną iš principo jau galbūt galima būtų ir grįžti prie tos projekto idėjos ir netgi atstatyti va tą bokštą, kuris anksčiau buvęs, originalus, čia vat originalios nuotraukos šitų žmonių prie bokšto, jį vadino vietiniai majokų. Tai yra nuo rusiško majak, nuo ženklo. Ir tai buvo romantinė vietiniams gyventojams vieta pasimatymams, tai yra tikrai buvo labai gražu pasižiūrėti į horizontą iš to Storių geodezinio punkto. Ir aišku, buvo atlikinėjami ir matavimai, bet tais laikais, tai yra pokario laikais, visi geodeziniai matavimai buvo atliekami kariškių. Tai yra būdavo vietiniams draudžiama lipti į šitos bokštus, nes ir pavojinga buvo. Bet aišku, kaip pasakyti, kuomet nevykdavo matavimai, taigi nieko nebuvo ten ir galima buvo, aišku, laisvai už juos įlipti. Tai dar fiksuota buvo istorinė medžiagoje tam tikri rezistencijos elementai, kad ne kartą per vasario 16 buvo iškelta Lietuvos trispalvė šitam majoke ir tuo buvo apkaltinti du broliai kaimo gyventojai, kurie buvo ir nubausti ir buvo pasodintas į kalėjimą vienas brolis, šitam tokia knygoje yra aprašyta šita istorija. Ir kai brolis grįžo vėl iš to kalėjimo, jisai kitais metais vėl iškėlė tą vėliavą, aišku, niekas nematė ir jisai iškėlė, ar čia tiesiog jam palaikyti kažkas iškėlė, bet buvo tokių įdomių faktų. Tai ten dabar įrengta aikštelė, kurioje yra Lietuvos vėliavos stovas, kur per šventes iškeliama Lietuvos vėliava. Ir buvęs ženklas pažymėtas grunte, kaip kokios jo buvo, kokie rėmai buvo tas trikampiniai. Ir prie šito Storių ženklo taip pat yra įrengta ir Struvės geodezinio lanko įrengtas maketas. Tai yra tas maketas padarytas irgi atsižvelgiant į realų dydį, tik tai, kad jau
masteliu 1:300 000. Ir čia mes matome visą geodezinį lanką, kuris eina nuo pat Juodosios iki Šiaurės jūros. Ir šitame lanke, kiekviename taške, kuris Struvės geodezinio lanko taškai įeinantis į UNESCO paveldą, bet jie būtent pagal kvotas išdalinti taškai šalims, jie yra parodyti kitaip, tai yra tokiais didesniais ženkliukais. Prie storių parodytas toksai maketas irgi, žodžiu, bokšto. Ir galima pasižiūrėti į nuotraukas kiekvieno iš tų punktų, tai yra UNESCO paveldo punktai, visų nuotraukos yra čia pateiktos ir lankytojai gali jos pasižiūrėti. Aišku, daugelis naudoja selfių darymui šitą maketą, bet jisai iš principo ir atspindi tą visą Žemės ir išlinkimo elementą. Tai būtų tiek trumpai apie storius. Dar ką labai norėjau paagituoti, tai prieš vykstant sakykime, į tą ekspediciją ir prieš lankantis labai pravartu nueiti būtų į Anykščių parko Struvės geodezinio lanko puslapį, kur galite, sakykime, išklausyti audio gidą, pavyzdžiui, pasileidžiant ir tai mes, aišku, dabar neklausysime, bet jūs galite paklausyti visas istorijas, kurios pasakojamos nuo vieno stendo iki kito, tai čia visų tų stendų audio įrašai yra pateikti. Galima paskaityti apie projektą, galima susipažinti, pasižiūrėti sakykime, į pranešimus, kurie konferencijoje buvo vykdomi pernai metais. Galime pažiūrėti video filmą, kuris apie Struvės. Aš sustabdau šitą filmą, čia turėdami laiko tikrai galite jį pasižiūrėti, yra lietuvių arba anglų kalba. Galbūt mano galva žiūrint nėra pats sėkmingiausias filmas, nes gana daug kalbančių galvų yra, kurios truputį nusibosta, bet prasukant ir paklausant tokius esminius elementus, tai tikrai galima sužinoti nemažai informacijos. Ir kas dar smagu, tai iš tiesų iš šitos, čia galima susipažinti ir su pačiais modelių skaičiavimais, tai yra pamatyti, kaip matematiškai buvo išskaičiuotas Žemės modelis, tai yra elipsoidas, ir kaip galima apskaičiuoti iš atliktų matavimų, pritaikant formulės, išskaičiuoti būtent laipsnio pokytį Žemės modelyje ir atlikti dienovidinio lygio matavimo grandinės skaičiavimus. Tai taip pat ir pateikta ir sinusų teoremos čia samprata bendra. Aišku, čia labiau galbūt vyresnių klasių mokiniams galima būtų, mažiukams tikrai čia per sudėtinga, bet esmė, kad šitas objektas, jisai labai daug prisidėjo prie mokslo. Ir galima, aišku, kaip jau minėjau, patikrinti savo žinias, tai yra pateikti 8 testų variantai, tai yra pagal tematiką, ar tai matavimų pradžia, ar tai bazės matavimai, trianguliacija. Tai čia tikslas šito testo yra ne tai, kad tenai nubausti, kas nemoka kažko tai, bet būtent pamokyti ir duoti tas žinias. Jeigu mes, tarkim, nueisime kažkurį tai testą, tai yra klausimai su 3 atsakymų variantais, ten palei kurį dienovinį buvo vykdomi matavimai, tai arčiau prie 25 laipsnių, sakykime, kai buvo matuojami atstumai lanke, tai yra atstumai, kaip jau minėjau, 2 metaliniais strypais buvo matuojami, perkelinti vieną palei kitą, kiek Struvės geodeziniam lanke buvo įrengta bazių, kuriuose buvo atliekami matavimai, tai, tarkime, žymių 10 bazių, bet galiu kažkiek tai, sakykime, nesigilinant į klausimus, pažymėti
kažkokius tai atsakymo variantus net ir po to, kai jau pateikiu savo atsakymus, galiu žiūrėti rezultatą ir man rezultate parodo, ką aš teisingai atsakiau, o į kokius klausimus, sakykime, aš atsakiau neteisingai ir koks yra teisingas atsakymas. Tai yra, tarkime, pamatuota lietuviškoji bazė ne 9 kilometrai, o mano pažymėti 11,8 kilometrai. Ten, kuri bazė ilgiausia, tai vat ilgiausias, čia vat klaida, Pandelio mazė turėjo būti ilgiausia, čia iš vis nepažymėjau aš nieko, tai todėl man nerodo jokio atsakymo. Ten kokia paklaida, tai rodoma, žodžiu, tai jokių bausmių vaikams įvykdant šitą testą nėra, tiesiog galima pasižiūrėti, koks yra teisingas atsakymas, nes ir siekis yra labiau pagilinti žinias. Tai tiek trumpai ir norėjau pristatyti, gal turite kokių klausimų, į kuriuos galėčiau atsakyti. Labai jums ačiū tikrai, Sauliau, už tokią informatyvią prezentaciją tiek apie Struvės Gedesnį lanką, tiek apie taką. Ir labai smagu matyti tikrai, kad tiek daug yra tokių metodinių priemonių ir tas videofilmas, testai ir kitos nuorodos, kurias paminėjo, tai tikrai daug labai medžiagos mokytojams, kurią jie gali pasitelkti. Aš pati lankiausi praėjusiais metais tam take ir tikrai labai apsidžiaugiau, kad toks sukurtas, man pasirodė labai smagiai įrengtas, tik tai iš tikrųjų pagalvojau, kad jei pati būčiau mokytoja, tai prieš veždamasi moksleivius tikrai verta pačiam mokytojui išsistudijuoti šiek tiek, kaip tas veiklas pravesti, tai dėl to labai naudinga ir buvo tai, ką jūs papasakojot, galės mokytojai atsisukti įrašą prieš važiuodami dar kartą perklausyti ir kaip sakė, tą svetainę pasitelkt, perklausyti tuos audio įrašus, tai tikrai labai viskas naudinga. Mums per 1 valandą labai daug informacijos naudingos pateikėt. Tai tikrai, kaip Saulius sakė, gal dar kas nors norit užduoti klausimą, dar apie 10 minučių, kokiu galim skirti. Tikrai turėjo kokiu tai kilti klausimų, galbūt kažkas ne iki galo aišku, nes tikrai objektas nėra labai paprastas suprasti, toks technologinis, techninis. Nebijokit užduoti kokiu tai klausimų, tikrai nėra durnų klausimų. Tai kol dar galvoju, tada aš vieną klausimą tokį, tiesiog man šiaip įdomu, ar šito tako storių įrengimą jūs inspiravo galbūt kažkoks kitas geras pavyzdys, bet kaip kitose šalyse, ar irgi yra kažkokių įdomių takų ar muziejų, ar čia toksai pirmas? Tai yra tų muziejų, Tartu yra šiaip tas namas, kuriame Struvė gyveno, jisai priklauso universitetui. Tai universitetas šviežiai atliko renovaciją šito pastato ir kol kas dar muziejaus tenai neįrengta, bet lyg ir tokia mintis yra, kad norima parodyti ir senovinius prietaisus, ir Struvės gyvenimo istoriją. Šiaip Struvė buvo neįtikėtina asmenybė, iš tiesų įvairiais atžvilgiais, tiek ir mokslo populiarinimo, tiek ir žinių. Iš tiesų jisai buvo pirmasis tuo metu pačios didžiausios Pulkovo observatorijos įrengėjas ir direktorius, tai yra vėlgi sužadinęs carą savo idėjomis, jisai išsiprašė pinigų ir atliko milžinišką statybą netoli Sankt Peterburgo, įrengdamas tą vadinamą Pulko observatoriją. Tai įsigydamas patį didžiausią pagaminęs žvaigždžių stebėjimo prietaisą, tai yra įvairius, tai yra, kitaip tariant, prietaisus. Tai tik tai, kad Pulko observatorija buvo Antrojo pasaulinio karo metu yra visiškai sugriauta ir vėliau tik tai jau po pasaulinio karo atstatyta vėl toje pačioje vietoje, kaip kad ir daugelis prapuolusių kultūros objektų, bet aišku jau atstatyta pagal brėžinius, o ne, sakykime, originaliomis priemonėmis. Tai ir jisai buvo toksai ypatingas, aišku, čia visi juokauja, kad astronomas nebūtų astronomas, jeigu jam debesis užslinko nesimatė, tai užsiminėjo kažkokiais linksmesniais dalykais, tai čia traukė Struvę per dantį, kad jis turėjo labai daug vaikų, tai net 21 vaiką turėjo su 2 skirtingomis žmonomis. Tai ir jo po to vaikai, iš tiesų daugelis tęsia irgi karjerą astronomijoje, tai žinome ir sūnus Vilhelmas, ir po to anūkas Otto Struvė, po to irgi
labai pasireiškia su vat, tęsdamas darbus. Tai šita istorija Struvės geodezinio lanko, imant atskiras asmenybės, iš tiesų irgi labai įdomi. Ir jau nekalbant apie tai, kad su kokiais iššūkiais jie susidūrė matavimų metu, kuomet, sakykime, reikėjo pamatuoti per Baltijos jūrą, atlikinėti matavimus per Gotlando salą, kuri dabar vienintelė ir išliko Rusijos teritorijoje, tai yra visa žemyninė dalis tiek ir į šiaurę, tiek ir į pietus nuo Baltijos jūros nepriklauso Rusijai, Rusijai priklauso ta vadinama Goglando sala, į kurią niekam patekti negalima, nes ten labiausiai užslaptinta turbūt vieta Rusijoje, tai yra povandeninių karinių laivų uostas. Tai ten ir apsilankyti niekam neišeina. Deja, bet kuomet atlikinėjami buvo matavimai, tai ten ilgiausiai yra styga 80 km į jūrą. Tai reikia tik įsivaizduoti, kaip sugebėta buvo per 80 km pamatuoti kampus, nes iš tikrųjų tos ekspedicijos laukė ilgą laiką gero oro ir čia reikėjo tikrai sėkmės didelės ir pastangų daugkartinių, kad jie galėtų tą sujungimą padaryti. Tai tikrai tokių labai įdomių detalių mes galime rasti šitose visos ekspedicijose, bet dar kas labai žavi, kad, kaip sakau, tas bendradarbiavimas tarp asmenybių buvo labai geranoriškas. Tai yra pakelta buvo žmonių kvalifikacija ir ta idėja pamatuoti žemę, jinai nepaliko mokslininkų abejingų nei vienoje šalyje. Ir kuomet jie eidavo ekspedicijai į naują vietovę, būdavo kvietimai, kas norit prisijunkite, ateikite, parodykite savo žinias ir prisijunkite prie ekspedicijos dalyvių. Tai vat tas tikrai pagalvojus buvo labai originalu, nes šiandieną lyg ir atrodytų surinkai patikimus žmonės, turi kažkokį tai biudžetą, tiems žmonėms turbūt moki, jais pasitikė, juos žinai, bet vyko truputėlį viskas kitaip, kad kiekviena ekspedicija vis apaugdavo vietiniais žmonėmis ir vietiniais mokslininkais, kurie iš tiesų atlikę darbus pasilikdavo ir toliau, sakykime, jau puoselėjo savo mokslo sritį tomis žiniomis pasiremdami, kurias įgavo kartu su Teneriu ir Struve, ir ten Švedijoje žymus toks mokslininkas Salanderis irgi atliko matavimus. Tai yra daug asmenybių ir kiekviena iš jų prisideda prie tos Struvės gražios istorijos. Bet aišku, mes čia žiūrime ir į tą vadinamą profesinę pusę, tai geodezininkų, astronomų, tai yra toksai kultūros objektas, ir kuris skirtingas nuo kitų yra tuo, kad nežinant istorijos, jisai neįdomus visiškai. Jeigu nueiti į tą vietą ir nežinant visos šitos istorijos, kurią aš jums pasakoju, tai randate kažkokią tai tvorelę, kai ten vieni juokauja kažkoks kapelis, kurio viduryje yra ten kanalizacijos kažkoks tai vamzdis, ne vamzdis, o šulinys. Atdarus dangtį jokio šulinio irgi nerandama, o randama kažkokia tai markutė žemėje įbetonuota. Tai žmonės, nežinant šitos istorijos, jie būna nuoširdžiai pasimetę. Ir todėl ypatingai svarbu, kad prie tų Struvės geodezinio lanko punktų būtų galima tiek ir paskaityti informacinį stendą, tiek dar ir planuojame, kad be šitų 3 plus dabar storiai pasijungia kaip 4 toksai punktas teikiantis informaciją, dar mes ateityje norim paženklinti ir likusius mūsų 14 punktų, tai yra viso yra 18 punktų Lietuvos teritorijoje. Ir netgi audžiame tokią mintį, kad galima padaryti virtualios realybės aplikaciją, kuomet žmonės atėję įsijungę hologramą nuskaitę telefone galėtų pamatyti 19 amžiaus bokštą ir netgi atlikti tam tikrus prietaiso nutaikymo darbus, pamatavimo arba ten azimuto nustatymo veiksmą. Tai aišku, čia panašu kaip dabar virtualiuose žaidimuose pateikiama įrankiai, taip tik tai, kad pritaikyti kaip pakeliant istoriją iš naujo. Tai ir tuomet galima būtų vėlgi
naudojantis tokiu prietaisu, nuo vieno punkto nueiti iki kito punkto. Tai čia irgi toks, galima, audžiame tokią mintį, kad tokį projektą kažkuriuo metu galima būtų realizuoti, bet kol kas dar neturime nei finansavimo tam, nei aišku pačio projekto, tik tai matmenys yra parengti. Tai aš taip tikiuosi, kad ateityje mes be storių pažintinio tako turėsime ir kitų populiarinimo priemonių, bet aišku, pasakojant tą istoriją, tai norisi ne tik tai atsiminti, kaip buvo įdomu, bet taip pat ir suteikti tam tikrą geresnį galbūt supratimą apie mūsų žemę, apie mūsų, kaip ją galima būtų patyrinėti, kaip išmatuoti. Tai tas irgi labai didelis noras, kad ypač vaikai, kad jie žinotų, jog turi kažkiek tai galimybių tas skruzdėlytę pamatuoti tą arbūzą, kaip bežiūrėkime, ir tai įmanoma realizuoti. Tai. Grįžot, sakėt, vakar iš Švedijos, kur vyko Struvės geodezinio lanko tarptautinės koordinacinės grupės susitikimas. Tai labai įdomu visos tos šalis, ką jūs aptarinėjat, kuo gyvena ta grupė. Jo, iš tiesų, turint UNESCO objektą Lietuvoje, tai yra ir didelė garbė, ir didelė atsakomybė. Tai mes turime tarptautinį objektą, tai todėl suvokiant jį kaip visumą, mes turime bendradarbiauti su kaimyninėm šalimis, kad užtikrintumėm viso to objekto prieinamumą, informacijos sklaidą ir kad jisai nebūtų kažkokioje tai vietoje nutrūkęs. Tai Struvės geodeziniam lanke mes turime koordinacinį komitetą, sudarytą tarp valstybinių institucijų, atsakingų už geodeziją, kartografiją, nekilnojamo turto paveldo klausimus. Tai ir šią savaitę dalyvavau posėdėje, kuris vyksta kas 2 metus šito koordinacinio komiteto, kur susirenka visų šalių atstovai. Dabar išskyrus Rusijos ir Baltarusijos, su kuriais nevyksta bendradarbiavimas dėl karo Ukrainoje. Tai komitetas susitinka tarp 8 šalių ir yra įsipareigojimai teikti periodinės ataskaitas UNESCO. Tai yra ilgi klausimynai, kuriais vertinama objekto būklė ir visos šalys koordinuoja tada, kaip parengti reikėtų atsakymus į tuos keliamus klausimus. Dalinasi patirtimi, dalinasi geromis idėjomis ir tuo pačiu mes, aišku, aplankome kaip galima daugiau vietos Struvės geodezinio lanko punktų. Tai turėjau galimybę susipažinti su punktais Švedijoje ir Suomijoje, nes vyko susitikimas Liulėje mieste, tai netoli Švedijos-Suomijos sienos, ir Švedija pirmininkavo paskutinius 2 metus, o dabar pirmininkavimas perėjo Suomijos pusėn. Ir toks simbolinis yra įvykis, kad mes turime 20 metų, nuo 2025 turėsime 20 metų, kaip Struvė buvo įrašytas į pasaulio paveldo sąrašą, ir tą įrašymą iš tiesų inicijavo Suomijos žemės tarnyba, koordinuodama veiklą ir surinkdama dokumentaciją ir atlikinėdama matavimus, paskatinama atlikti matavimus tikslinamuosius 10 šalių valstybinių kartografavimo institucijų. Tai Lietuvoje šitos darbus atliko Nacionalinė žemės tarnyba ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Tai ir po to Suomijos žemės tarnyba pateikė paraišką visų 10 šalių vardu, o dabar po 20 metų vėl Suomija vadovauja koordinaciniam komitetui ir mes turėsime gražią sukaktį 20 metų ir vėl tarėmės organizuoti ir seminarus, ir pažintinius renginius, ir kažkaip tai labiau pažindinti visuomenę su Struvės geodeziniu lanku. Tai man teko garbė tuo metu, 2005 metais, aš dirbau Nacionalinėje žemės tarnyboje geodezijos ir kartografijos departamento direktoriumi ir valstybės vardu priiminėjome ir susitikimus, ir svarstėm dokumentus, ir rašėm ataskaitas, ir dalyvavome šitos Struvės geodezinio lanko paraiškos teikime. Ir, aišku, toliau teko garbė ir priiminėti koordinacinio komiteto posėdžius organizuoti, ir pirmąją periodinę ataskaitą teikti, ir dar teko ilgokai vadovauti koordinaciniam komitetui, nes buvo Lietuvos eilė atėjusi ir aš buvau tas jau atstovas ir pirmininkas, kurį išrinko
o po mūsų turėjo lyg ir buvo numatyta, kad ukrainiečiai perims pirmininkavimą, bet dėl Krymo karo teko Ukrainai neperimti to pirmininkavimo ir mums ilgiau teko 2 kadencijas papirmininkauti Kornetsim komitetui. Tai mano pačio asmeninio toks įsitraukimas ir tų žmonių pažinimas ir aišku, ta nuolatinė sklaida ir idėjų dalinimasis Kornetsim komitete, jis tikrai labai įdomus ir daug sužinai ir pats pasidalini, papasakoji. Tai iš tiesų Atstarių pažintinis takas, galiu pasakyti, padarė labai didelį įspūdį visiems šalių atstovams, visi panoro sužinoti, kaip ten viskas buvo padaryta, ateinančią vasarą jau pažadėjau, kad bus 50, galėsim priimti 50 Suomių kartografų draugijos narių delegaciją Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje pravažiuos per Struvės geodezinio lanko punktus. Tai vat žmonės domisi savo profesinė sritimi, domisi istorija ir galiu pasakyti, yra tam tikras klubas žmonių, kurie stengiasi aplankyti tokius neeilinius objektus, kur galbūt ne tiek pamatymas vertę atneša, kiek kiti elementai, kiek įvertinimas, žodžiu, ir tų pačių punktų padėties ir kitų elementų, kurie artimi geodezininkams, kartografams, geografams. Tai čia toks vis tiek yra visą tai apie mūsų žemės pažinimą. O aš pats, aišku, dar esu ir šitos mokslo srities puoselėtojas, tai esu mokslo daktaras technologijų srities ir visuomet domėjausi ir matavimo technologijomis ir dabar dirbdamas analitiko darbą irgi daug dirbu su įvairiais erdviniais duomenimis, geodezija, kartografija, koordinačių sistemomis. Tai čia, aišku, toks sudėtingesnis šiek tiek mokslas, bet tam mes ir mokomės universitetuose, kad kažkiek tų žinių įgytumėm.